Tai yra kelias į tribunolus tiesiai šviesiai. Kandidatas Jungtinių valstijų prezidentus, demokratas, net ne respublikonas, demokratas, pareiškė, kad Jungtinės valstijos gamina bioginklus Ukrainoje ir kad tai yra bausmė, už tai yra pakarimas pagal konvenciją. Dar vienas valdžios atstovas Jungtinių valstijų tai kalba tiesiai šviesiai. Tai nebe suokalbio teorija. Lygiai taip pat kaip geras straipsnis, labai parekomenduosiu, štai šitas How Corruption Dictates the Practice of Medicine. Tai yra, kaip korupcija įsigalėjo ir kaip buvo perimtas visas medicininis, kaip sakant, konglomeratas, kaip čia jį pavadinti. Labai geras straipsnis, bet labai ilgas, aš jo tikrai jums dabar neskaitysiu. Esmę pasakysiu tokią, kad Faucis paskyrė panelę ekspertų, kurie nesprendė, kad tik brangus vaistai, tokie kaip remdesiviras, gali būti naudojami gydyti COVID. Ir jūs žinote, kad jie visi paėmė gamintojo pinigus? Jie visi paėmė gamintojo pinigus, jie visi privertė aklai sekti netgi korumpuotomis gairėmis medicininius personalas, jos nupirkė, jų vadovus nupirkė ir panašiai. Ir šitas straipsnis būtent labai gražiai susumuoja ir labai gražiai parodo, kaip buvo nupirkta hierarchija medicininė, reiškia, prisiminus AIDS laikus, žmogaus imunodeficito viruso laikus, kasgi tada vyko, ten irgi buvo viskas prie Faučio ir kaip visą tai buvo išvyniota. Ir, kaip sakant, ir COVID-19 gydymo gairės peržiūrėtos. Nuostabus straipsnis, labai vertingas, paremtas mokslinė medžiaga, paremtas faktais, paremtas dokumentais. Ir, kaip sakant, jeigu įdomu, būtinai susiraskit, suprasite, kaip korupcija įtakoja, reiškia, iki pat šeimos praktiškai gydytojų Lietuvoje, ar ten kažkokių tai terapeutikų, sakykime, užsienį, ten, net nežinau, kaip jie ten vadinasi ir šiaip net jokio skirtumo. Tai vadinasi, turėjo visi pasirinkimą, reiškia, ką daryti. Ir dauguma pasirinko būtent eiti su sistema ir eiti iki galo. Ir tai nereiškia, kad jų dauguma dar nesuprato, ką jie daro. Aš, pavyzdžiui, netikiu, kad ypatingai ligoninių vadovai nežinojo, ką jie daro. Netikiu, tiesiog netikiu. Ir kad netgi gydytojai dauguma nežinojo, taip pat netikiu. Dauguma viską puikiai suprato. Tik tais buvo per daug patogu. Ir galvoja, kad jiems viskas praeis pro rankas. Ir gavo krūvas pinigų.